Na kągi, su visai ginasi China Republic. Šiandien mes turime 2 Xiaomi kompanijos produktus, kuriuos atsiuntė Gearbest kompanija. Nieko nelaukia, apžvelkime šios 2 prietaisus. Pirmiausia, pradėkime apžvelginėti nuo šitos Xiaomi pelės. Jinai kainuoja, jeigu neklystu, apie 38 eurus. Be abejo, linkas nuoroda bus aprašyme. Tai yra, sakyčiau, vidutinio brangumo pelė. Razer pelės prasideda kažkur nuo 50-60 eurų. Xiaomi sako, kad čia yra gaming pelė, turi 7200 DPI. Ką matau ant pakuotės, tai yra tik tai kinietiški hieroglifai. Tai ką, atidarykim. Atsidarom dėžę. Dėžė yra gan paprasta. Štai taip, pelė, laidas ir instrukcijų knygelė pačioje. Pakeliam viršų ir pelė viduje. Tokia paėmė ir jauti, kad jau paėmė. Laidas yra apdengtas medžiaga, kai būna Razer pelytėse. Tai laidas atrodo tikrai tvirtai, kuris yra atskirtas nuo pelės, kadangi šią pelę galime naudoti ir be laido, ir su laidu. Baterija turi 1500 mAh bateriją. Kiek jinai ištems žaidžiant be laido, dar kol kas nežinau, išsiaiškinsime. Laidas yra paprastas mikro USB. Nieko daugiau nereikia, jokių papildomų dalykų Xiaomi mums neįdėjo. Ką mes turime, tai yra 2 paprasti mygtukai. Turime ratuką, kuris, kiek žinau, bus apšviestas žaliai. Su spalvelėmis, pažiūrėsim. Čia turime 2 DPI keitimo mygtukus. Kiek žinau, man atrodo, galima užsiprogramuoti 5 DPI ir paskui su jais čia žaisti, jos pakelti viršų ir nuleisti. Šone turime 3 mygtukus, 2 paprasti mygtukai, kurie gali būti užprogramuojami tam tikroms komandoms ir vienas įdomus mygtukas, kuris vadinasi Sniper mygtukas. Jisai, kiek suprantu, staigiai numuša DPI iki tam tikro lygio ir su juo jūs galite geriau nusitaikyti šaudant. Vienu žodžiu, nesu tikras apie šią funkciją, bus įdomu išbandyti. Apačioje yra mygtukas Connect, kuris turbūt padės prisijungti, kai pelė yra be laido. Ir įjungimo mygtukas. Štai, įsijungia pelė. Tiek čia žalia spalva, tiek ant ratuko žalia spalva. Atrodo iš tikrųjų puikiai. Man patinka šita pelė. Vien jau prisilietus prie jos. Pelė sveria 139 gramus. Kai kurie sako, kad tai yra pakankamai sunki pelė. Man visai patogi. Tikrai neblogai prisilieja prie rankos ir prie pirštų. Pasižiūrėsime, kaip jinai veiks žaidimuose. Einam prie kito dalyko. Xiaomi mechaninė klaviatūra. Ant dėžutės yra labai daug informacijos, klaviatūra nupiešta ir vėl kiniška informacija gale. Tadam! Šone čia turime paslėptus turbūt laidus, kai matote čia viršutinė balta dalis ir pati klaviatūra. Vėlgi pakavimas labai paprastas, keliame klaviatūrą, dar instrukcijų, man suprantama kalba be abejo pasistudijuosim. Xiaomi pridėjo 2 tokius pipsiukus, jeigu jums išbyrės pagalvėlės iš klaviatūros galo, tada jūs galėsite pasikeisti ir turėsite atsarginių dalių. Dizainas atrodo labai iš tikrųjų gražiai, man atrodo iš aliuminio yra pagaminta visa plokštė klaviatūros ir atrodo tikrai solidžiai. Minusas, kuris man krenta į akis, gale mes neturime atlenkiamų kojelių. Tai reiškia, kad jeigu jūs mėgstate klaviatūrą pasidaryti šiek tiek stačiau arba 45 laipsnių kampu, to padaryti negalėsite, nes čia tiesiog nėra jokių kojelių. Galinės šitos pagalvėlės yra šiek tiek aukštesnės nei priekinės. Iš tikrųjų, kai jinai pasideda, atrodo, kad jinai tiesiog stačiai pasidėjo, nei kiek nėra jokio kampo pakilimo. Čia vėlgi pagal kiekvieno žaidėjo skonį. Mygtukai yra pagaminti iš PBT plastiko, ne iš ABS, kaip buvo praeitoje apžvalgoje Alphawise klaviatūros. Tai reiškia, kad PBT plastikas yra geriau nei ABS plastikas ir jisai laikys jums ilgiau ir tvirčiau. Klavišai arba keycaps yra pagaminti su Double Shot Injection Molding technologija. Mygtukai yra padaryti taip, kad jie nenusitrintų, kas yra įprasta gaming serijos klaviatūrose. Taigi neturėsite problemų, kad žaisdami CS ir dažnai naudodami VASD mygtukus nusitrinsite ir nematysite, kurios mygtukus spaudžiate. Čia to nebus. Klavišai yra padaryti kokybiškai ir juos visada matysite ir niekada jų nenutrinsite. Na ir paskutinis dalykas iš išorės, tai yra laidas, taip pat apgaubtas medžiaga, panašiai kaip ir ant Xiaomi pelės, vėlgi atrodo kokybiškai ir nemanau, kad turėsite problemų su išlindusiais laidais kaip ant iPhone pakrovėjų. Na ir ką, pagrindinis dalykas tai yra turbūt switchai. Šioje klaviatūroje yra įtaisyti switchai tarp red ir black switchų tipo. Šios klaviatūros tipas yra linear, kas reiškia, kad ši klaviatūra tiek daug neišskleidžia garso kaip blue switchų klaviatūra ir ši klaviatūra taip pat neturi jokios atatrankos spaudžiant mygtuką, tai nejausite papildomo sprikto, kai paspaudžiate mygtukus. O dabar išbandykime ir paklausykime, kaip tie mygtukai skamba iš tikrųjų.
Dar vieną dalyką, kurį pamiršau paminėti, turbūt pats svarbiausias dalykas gameriams yra RGB apšvietimas. Aišku, dabar mes jo nematome, bet parinksiu į kompiuterį, jums parodysiu, kaip jinai atrodo su apšvietimu. Tai ką, pasijungiau ir pelį ir klaviatūrą. Viskas įsižiebė labai gražiom spalvom. Ta tokia metalo imitacija tikrai tokia duoda rimtumo iš tikrųjų klaviatūrai. Labai rimtai ir solidžiai atrodanti klaviatūra. Pelė irgi. Ko ne Razer pelė. Dizainas irgi panašus. Draugam galite sakyti, kad Razer nusipirko, nieks nesupras. Programėlė iš tikrųjų yra visa kinų kalba. Reikia naudoti Google vertėją tam, kad išsiverstumėte ir rastumėte, kur parsisiųsti šį appsą skirtą Xiaomi peliai. Tai ką, mes jau appse, o čia suprantu, čia galim raudoną spalvą pasidaryti. Ai, čia ratuką keisti, o čia keisti galui. Labai nice. Nėra ko nesuprasti iš tikrųjų. Kinų kalbos egzaminą 100 turbūt išlaikyčiau. Mano mėlėjai, galite nusistatyti savo DPI. Yra, kaip ir sakiau, 5 leveliai, yra 100, 800, 1600, 2400 ir 4800. Su kiekvienu paspaudimu jūs persiprogramuojat savo pelės greitį ant tam tikrų taškų. Jūs galite juos patys pasireguliuoti kaip norite. Programėlė puikiai veikia, puikiai padirbėta Xiaomi. Sveikinu. Klaviatūra neturi appso, bet Xiaomi oficialiame tinklapyje jūs galite susirasti visas komandas, kurias galite atlikti su klaviatūra. Tai pavyzdžiui, perinančios spalvos, kvėpuojančios spalvos ir taip toliau ir taip toliau. Galite pasididinti savo greitį, spalvų keitimusi, galite jį susimažinti. Man patinka, viskas labai aišku ir paprasta. Tai ką, išsiaiškinom visas galimybės šių produktų, dabar tiesiog jas išbandykime turbūt žaidimus ir pasakysiu, koks yra jausmas žaidžiant žaidimus su šia įranga. Tai ką tik pažaidžiau CS, aplamai klaviatūra ir pelė labai gražiai sklandžiai veikia. Pelė iš tikrųjų yra solidi, labai patiko, netgi galvoju apie pasikeitimą savo dabartinės pelės į šią klaviatūrą. Vėlgi minusas dėl to, kad jinai negali stovėti šiek tiek statesniu kampu. Tas iš tikrųjų man šiek tiek maišo, tačiau bendrai naudojant klaviatūrą vėlgi mygtukai puikiai spaudžiasi. Rašyti su šia klaviatūra gal net yra patogiau negu su mano dabartinė klaviatūra. Šitie switchai man daug maloniau limpa prie pirštų ir daug maloniau nusispaudžia negu mano Brown switch ant MSI klaviatūros. Taip kad rašymo prasme tikrai patogi klaviatūra. Xiaomi ir toliau stebina savo produktais ir tikrai nenuvilia savo klientų. Tai ką, štai tokia buvo ši Xiaomi gaming serijos klaviatūros ir pelės apžvalga, tikiuosi jums patiko. Dar norėjau pranešti labai svarbų dalyką, kad iš šio video aprašymą įkelsiu nuorodą į Facebook puslapį, kuriame galėsite rasti geriausius Gearbest daiktų pasiūlymus su nuolaidomis, su kuponų kodais ir taip toliau ir taip toliau. Taigi apsilankykite aprašyme, nueikite į tą nuorodą, paspausite like ant to Facebook puslapio ir jeigu kažkas patiks, įsigykite produktus iš Gearbest už geriausią kainą. Tai ką, šiam kartu tiek, su jumis buvo LTV Republic, spauskite like ant šios apžvalgos, jei patiko, komentuokite ir sutinkam kitame video. Ačiū, kad žiūrėjot. Ate.